Neapsisprendimą. Aš toks esu. Tapatybė, kurios galiojimo laikas baigėsi turbūt seniausiai, o mes vis dar gyvenam iš tos senos tapatybės. Bet kas dar įdomiausia, ar jūs esat pastebėję? Ne tik kalba atskleidžia netgi tą, kaip čia pasakius, architektūrą mūsų, jo, kaip matai pasaulį, bet ir standartą, kuriuo save matuoji, jo. Tai yra tavo vidinio pasaulio teisimas, kito žmogaus teisimas, kitos situacijos teisimas, o kažko tais išorinio pasaulio, tai parodo ką? Tavo pačios vidinės taisyklės, jo. Ir va čia dar vienas toks sluoksnis gilus. Paklausyk, kaip kalbė apie kitus. Jo, ji per daug, jis per silpnas, kaip ji gali taip save rodyti, jo, ką dar? Kas jis toks, kad taip kalbėtų? Ji galvoja, kad yra kažkuo ypatinga. Vėl, o jie tokie ir tokie, jo. Tai kartais atrodo, kad kalbė apie juos. Tačiau dažniausiai tavo teisimas atskleidžia taisyklės, pagal kurias tu pats ar pati gyveni. Jeigu kitas žmogus yra per daug, vadinasi, mes savo neleisim užimti per daug vietos. Jeigu erzina moteris, kuri drąsiai save rodo, jo, man pavojinga būti matomai. Automatiškai mano nervų sistema tai yra jau nusprendus. Ir aš galiu galvoti, kad apie ją čia kalbu. Bet iš tikrųjų aš pati savo pasisakau savo ribas. Ir vėl, jeigu aš tas ribas žinau ir suprantu, tai tada mes galim ir kažką keisti. Jo. Ir aš jeigu jų nesuvokiu, tai niekas ir nepasikeičia. Tai va, kuo stipresnis ypač teisimas, tuo jisai daugiau vertas smalsumo. Kuo didesnis dirgiklis, jo, taip kaip jinai kalba, taip kaip jisai daro ar kas nors. Tuo daugiau ten yra jums vertės potencialo ir